Sveiki gerbėjai. Po Eurovizinė gegužės 17 diena. Diena, kai žmonės visi verkia, kad pavasario vis dar nėra. Diena, kai žmonės vis dar verkia, kad ir vasaros nebus. Žodžiu, eikit jūs visi nahui. O jeigu... Jeigu konkrečiau? Jeigu konkrečiau, noriu pristatyti žmogų, kuriam tiesiog pohui Gediminas Reklaitis. Labą dieną. Labas. Aš noriu atiduoti komplimentą. Prieš kelias dienas buvo pasaulinė vazelino diena ir sveikinu žmogų šventusi tą dieną, Petrą Liausmą. Tas supistas pasaulinės dienos. Kas čia per nesąmonę, ble. Pasaulinė cepelinų diena. Pasaulinė bulvių diena. Pasaulinė faršo diena. Kokia šiandien buvo pasaulinė diena? Pagooglink, blema. Kažkieno buvo. Tikrai buvo, žinau. Ir aš net nebijočiau. Žiūrėk, rašau, kokia šiandieną pasaulinė diena. Čia bet ieško. Sen rado. Gegužės 17 pasaulyje minima kaip pasaulinė informacinės visuomenės diena ir tarptautinė diena prieš homofobiją. Ir bifobiją, ir transfobiją. Va tai va. Pedika jūs, blėt. Mėly Lion Cika gerbėjai. Mėly Eurovizijos fanai. Eikit jūs visi v žopą. Jo, blemba. Žiūrėjai Euroviziją? Blemba, buvom į barą nuėję, kažkur ties pabaigą nematėm lietuvių pasirodymo, bet balsavimą ten pradžią išgirdom, bet Bulgarijos triumfo nesulaukėm, išėjom pasivaikščioti po vakarinę Klaipėdą. Tai nieko nepraradot, ar jau. Tai manau. Fuck, kaip ten blogai buvo. Ta prasme, ten vaflių kiekis geometrinė progresija daugėja kiekvienais metais. Nežinau, aš vakar biški vieną akim žiūrėjau, bet teko išjungti. Viskas vienoda, viskas tas pats, nieko naujo, kažkoks, nežinau. Originalumo nėra. Scena graži, tik tiek. Scena gražiai, vedėjai gražus, ypač vieną vedėją su suknelė už tavo 83 milijonus visus. Ypač vieną vedėją su papais. Jo, nes turi 2 privalumus. Aš rodau 4, bet turi 2 privalumus. Aš kažkur Facebook'e skaičiau, vienas žmogus rašė, kad gyvenime mėgstu 2 dalykus papus. Ir viskas, daugiau nieko. Savo krūtis. Kaip žmogus turintis krūtis, Petrai, galėtum ką nors pasakyti apie tai? Ne, aš susidėjęs. Susidėjęs kaip partikas? Kaip Patrikas. Vytenis Partikas yra pirmasis pasaulyje debilas oficialus. Vakar kažkur mačiau gerą prikolą, sako, pagaliau atradom vieną dainininką pasaulyje, kuris yra blogesnis už Vidą Bareikį. Ar gali būti blogiau? Bliaba, Bareikieniai, Bareikis pats pirmasis, gi. Bet Vidas taip gražiai pradėjo savo atlikėjo karjerą. Ir Bliaba, Suicide DJs buvo ofigiena grupė, sen. Tai Suicide DJs ir paskui, kai jis kūrė tą alternatyvą savo, sakykime, tai yra labai gerų gabalų. Bet paskui, kai žmogus nupopsėja, nueina visai kitą pusę. Bet ten pinigėlis. Ta prasme, kad jau prisiminėm su visai DJs, pagaliau YouTube vėl atsirado jų daina Doza Bačenė apie meilės romaną tarp furisto ir Lenkijos prostitutės. Liaune. Ir ten tokie žodžiai yra Doza Bačenė, pšiško normalė. O viešpatė. Bet žiauriai geras gabalas, seniai pasiklausyk, prasme, ten žodžiai lediniai iš tikrųjų. O koks buvo jų toksai žinomesnis gabalas? Jų Samurai Song buvo, kuris ten tipo pusiau angliškai, pusiau lietuviškai.
Aš nupjausiu, nusipjoviau ranką. Negirdėjai? Blemba. Gal ne? Jo, Samurai Song, paskui buvo Time to Leave jų daina. It is time to Aš sakau, leave. aš bareikiu daugiau iš tos alternatyviosios pusės, kai jisai kūrė tą savo babkės dainą, buvo labai gera. Bet tai seni, Eina Prusaitis, sau. ta pati istorija, ne? Nu, bet Prusaitis ir dabar pavaro tų popsinių gabalų neblogų, ta prasme. Prusaitis, tai jau čia, ta prasme, Happy Endless, tai buvo iš vis amerikoniškas produktas. Skambesys. American Sounds, motherfucker. Jo, ta prasme, Happy Endless buvo žiauriai geras dalykas. Jo. Tai ir tebėra Happy Endless, dabar neseniai paleido, neseniai, pernai metais paleido klipą vieną tokį įspūdingą. Tai jie savo elektrončiną Happy Endlessą įkūrė, žinai. O aš tai mėgstu tą patobulintą žodį, sako, kaip tu jauties. Pas mane yra Happy Endlessness. Endlessness, nes. Blemba, Happy Endless. Kaip tu nuo Happy Endless nuėjai, blėt, prie jeigu nori šūkt. Tai reikia išmūkt. Reikia išmūkt. Kur, vaiktų nahui, blėt. Bet tu gerai vaizduoji Prusaičio balsą, blema, nustebinai mane. Aš esu talentingas vyras. Talentingas vyras su krūtinė. Įdėta. Nu, neslėpsim, turiu pinigų, tai galiu ir įsipisinėti. Iš Partiko pavogiai silikoną, man rodos, ir pats susidėjai. Partikas jo, jis dabar dingęs be žinios. Bet kadangi jis niekam nereikalingas, nieks jo nepasigenda, blėt. Aš vis galvoju, kada pasigės jo. Seni, mes vasarą planuojam važiuoti į Albaniją, man inkstus apsidrausti, kad neišimtų Albanai, ar kaip manai? Ne, aš tau siūlau juos ten parduoti. Jo. Ir turėsi 100 kavalkų. Nors, blėt, tie tavo inkstai kokybė, gal tai nėra pati geriausia. Įsivaizduok, kaip inkstus apžiūrinėja. Jo. Inkstų pirikupai. Eina perka inkstus pigiau, blėt, parduoda brangiau. Jo, čia žiūrėk, pneumatinė pakabikė pas inkstą neblogą. O, čia žiūrėk, toks biški, toks, myžalą filtruoja, visai nieko. Pardavinėja, sako, vokiečio inkstas, prašau, bet vokietis tiek tą naudoja. Į bažnyčią ir atgal. Į viskas. Inkstas kainauja. Kaip prašė Marcelis Prustas, svetimo inksto nebūna. Kas toks, blėt? Marcelis Prustas. Čia prancūzas? Nu, panašu. Kodėl jo vardas yra kaip miestas Prancūzijos? Kaip šuniuko. Kodėl pas mus nėra vardo Vilnius? Bet yra pavardė Kaunas, seni. Ką mes kalbėjom šią savaitę, Petriukai. Kaip tau Kaunas išgražėjęs pastaruoju metu? Kaunas yra nuostabus vyras. Robertas Kaunas yra mano naujoji meilė. Aš negalvau, kad gyvenime taip sakysiu apie socialdemokratą. Bet Kaunas geras vyras. Jisai tu kaip daro. žmogus išreitingavęs 10 Brazauskų, galėtum išreitinguoti 10 Kaunų. Pataisysiu, aš dar šito reitingo nedariau. Tik sakėm, kad gal darysim. Bet 10 Kaunų išreitinguoti galėčiau. Tai būtų kas antra. Robertas Kaunas, Kaunas miestas, Robertas Kaunas, Kaunas miestas. Paskutinis Matėjo Šaidis. Oi, blema, kaip savaitėlė tavo? Tai blema, savaitgalis tai kosminis. Darbingas, tai rungtynės. Tai nežinau, gerklė kažkaip keistai laikosi dar, bet turėtų nesilaikyti, nes jau, blemba, atšnekėta buvo nemažai eterio. Nu, bet faina, žinok, aš tau galiu pasakyti, kad U17 finalo ketvirtas man suteikė daugiau gerų emocijų negu 2014 metų Eurolygos finalo ketvirtas. Primink 2014 Eurolygą, kas žaidė? Tai Olimpiakosas, kiek pamenu, berods, gal ne Olimpiakose nebuvo. Neatsimenu, žinau, kad žaidė Realas, man rods, buvo tikrai, kaip visada, žinai. Taip. Tai kas 14 laimėjo, net nebeatsimenu, žinau. Aš tik atsimenu, kad mes komentavom su Čiaponiu, ar 14 ar 15,
Ir kad va, šitas finalo ketvirtas, kur matai tas degančias vaikų akis, tą traumų skausmą, kur matai tos tėvus pamišusius, motinas dar labiau pamišusias, kur man aiškino, kaip aš neobjektyviai komentuoju, aš sakau, nebejokinkit pasaulio, žinai. Tai, Užsirovė ant mamyčių. Aš sirovė ant mamyčių, jo. Geras milfis buvo. Blemba, buvo neblogų, iš tikrųjų. Ką sakė mamytas to? Sako, objektyviai komentuokit, aš sakau, aš pasistengsiu kitą dieną, sako, nu žiūrėsim, ar pasitaisysi. Tai kitą dieną nebesakė man nieko, mamytė. Tai reiškia, aš norėjau, kad atsisuktų ir papasakotų, kad nors aš oro bučinuką būčiau nusiuntę. Oro bučinuką, atsitė berniuką. Oro bučinuką, gedas siunčia, vladus, myta tokie. Friko žvilgsnis. Bet sakau, seni, žiauriai patiko renginys, Klaipėdos vyko sporto rūmose tokiuose, kur ten moteris žaidžia Neptūno. Tai buvo pilna salė beveik visą laiką, prisižiūrėjau žvaigždžių, Kšištofas Lavrinovičius. Kšištofo Lavrinovičiaus sūnus tapo Kakimo Ladživonu ir padarė 3 dublį su blokais. Įsivaizduoja, 12 blokų įpiso bičą. O tai kas laimėjo vakar? Tai vakar laimėjo VKM-as, pralošė SKM-ui, Klaipėda laimėjo prieš Šiaulius, o šiandien finaluose VKM-as 3 vietą, o SKM-as 1 vietą. Kaip mūsų draugui Raščiui? Nu, mūsų draugui sekėsi neblogai, bet susidurdė pirštus cielus 2 ar 1, ten 3 kėlinį, ir turėjo su greitąją važiuoti ligoninę, blemas ima. Nu, nafik. Bet pargrįžo, sakė, čia savaitėlį laiko ir rinktiniai galėjo žaisti. Nu, tai ačiū Dievui, kad taip gerai baigėsi. Nu, tai ką, palinkėsim sveikatos? No. Jaunajam talentui. No. Aš buvau vakar trumpai įsijungęs. Na, žinau, kad tu nieko ilgai neįsijungi, išskyrus Eurovizijas. Išskyrus porno. Porno Petras pasiekęs yra rekordą, žiūrėjo porno 1,5 valandos. 1,5 paros. Tiesiog įkritęs, tu žinai. Be emocijų. Ja, aš buvau trumpai įsijungęs, gedas formai, viskas gerai. Pasiklausiau, bet tiesiog klausiausi. Krepšinio nežiūrėjau, klausiausi. Ir veikiau kai ką po kalbą. Kur metus seną šelmę. Čia nereikėjo to sakyti, ar? Galimai ne. Fuck. Ai, mes čia filmuojam čia. Filmuoja, paveiksluoja, guru. Aš sakau, šitą raudoną lemputę čia. Ai, čia viskas gerai čia. Nu, nieko, jūs prie manęs pripratę visi jau. Neperforminsiu kaip gedas. Labai smagu, susipažinau su krepšininkų tėvais, tėvai labai adekvatus, mam. Karočią, šiandien kažkas yra ryšių krizė Lietuvoje. Tarptautinė informacijos diena, ryšiai nebeveikia Lietuvoje. Konservatoriai. Jo, čia, blėt, konservai garantuotai kažką mūtina vandenį. Landsbergis. Atjunginėja mum ryšį. Sorošas, blėt. Nieko, aš manau, kad mūsų gerbėjai ir žiūrovai yra pratę, kad mes pastringam. Jo, čia yra šitas brandas toks. Jeigu mes kada nepastriksim, tai nieks nebežiūrės. Sakys, what the fuck, blėt. Ką, čia kokybiškai pradėjo daryti kažką? Tai prasme, kai mes
studiją išsinuomosim iš tavo 81 milijono. Jo, nichujais koiniai. Jis tokie kalėdiniai koiniai dideliai, sukištas. Ir niekas jo negaus. Aš kaip minėjau, už tos milijardus nešiuosi į grabą. Į grabą. Čia aišku. Čiuninginį grabą į Passatą B5. Mane su Passatu B5 laidus. Aš esu tokį norą pasakęs. Prašau mane į Passatą ir užverst. Kaip Algirdas su savo žirgais buvo laidojamas, deginamas, taip tu su Passatu. Kas tam čia? O tai kodėl su žirgais? Nu, bliaba, bet nusprendė su žirgais laidą. Irgi čioknitas gerai, bliaba. Buvo vafūras. Prisigalvok, tu man tokį nesąmonį. Mane prašau su arkliu, mano, bliaba. Škast. Ai, degindavo jos, mane. Ja. O Kėdainiuose degino jį? Rygoj. Kur Algirdą degino? Kėdainių krematoriume? Tai susipažinai su tėvais, sakei, tėvai maladėts labiau nei mamos? Nu, mamos irgi neblogos. Šiaip šiauliečiai buvo tokie aktyviausias ir galima sakyti, aišku, klaipėdiečiai savo ruoštų, nes namuose, žinai, atėjo ten biški jaunos chebrytės palaikyti savo chebrytės, žinai, draugelių ir panašiai. Tai, nu, buvo tas palaikymas klaipėdiečių garsus, bet iš tų ne namų komandų tai šiauliečių buvo garsiausias. Labai kažkaip palaikė, aišku, Šiauliai liko 4, pritrūko jam ten biški vieno kito žaidėjo stipresnio. Bet fainai, jau šiandien su mamom, vakar mama sako, kodėl pavardės maišai, sakau, pirmą kartą matau jūsų sūnų, atleiskit, kad taip pasielgiau. Atleiskit, kad taip pasielgiau. Jeigu man taip atsakytų, aš nebežinočiau, ką sakyti. Tiesiog suaugęs vyras, nusižeminęs, atleiskit, kad taip pasielgiau. Dievo vyrėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmę. Super mamytai, tu jau tai dienai pagerinai nuotaiką 100%. Nes nejautėsi, kad jinai padarė, pažemino žmogų ir jai diena pavyko. Nes jos mėgsta žeminti žmonės. Visus. Blemba, kaip mėgsta. Super mamos, ble. Čia yra... Blemba, bet čia kažkokie padermė yra atsiradusi pastaraisiais dešimtmečiais. Tai yra sovietinio auklėjimo kažkokios tai spragos turbūt. Bet sovietinis švietimasgi buvo geriausias pasaulyje. Sovietinis švietimas, bet. Sovietinis švietimas, ką galėjo šviesti, tai nebent tiesiog lemputė elektros kaitrinė 100 vatų. Viskas. Sovietinis švietimas. Supermamos atsirado aš taip įsivaizduoju, iš sovietinių tėvų, nes čia yra ta karta kita jau. Sovietiniai tėvai, kur augino savo vaikus ir jiems ten kažko trūkdavo, kažkoks nepriteklius, oi mes augom nepritekliuje, todėl mano vaikai taip tikrai neaugs. Ir iš to atsiranda tos debilės, ir kur ten, mano vaikučiui tai jau dabar viskas jaučia, mano vaikutis geriausias. Jos dar liepia savo vaikučiams skambinti radiją. Čia yra dar baisiau. Kai radijai per laidą laukia vedėjas tų skambučių, ten kokią chuinę veda. Ir labą dieną, ten 4 metų, koks jis pogas, žinai, paskambinęs. Kaip ten vedėjų jaustis? No. Jis nesusikalba su to vaiku. Ir girdi fone tą super mamytę. Sakyk labas. Labas, blėt. Paskui ta super mamytė tą vaiką už čiuprinos paėmus, nuvežus, kur, žinokit, mano Klaudijus, jis skambino į radiją šiandien, žinokit. Fakt, nahui, kurva. Mano Rapolas labai šiandien gerą darbą padarė, žinokit, apsikakojo 2 kartus. Vieną kartą į pampersą, kitą ne. Tavo Rapolui 5 metai, kam jam pampersas? Nu, mes neturėjom pampersų, tai va todėl.
Prietrankos, ble. Čia yra tikros prietrankos, ble. O dar didesnės prietrankos ir prietranka yra super tėveliai, tai čia yra dar baisiau. Jo. Jie yra agresyvūs tokie, žinai, mano vaikas. Bet jie vienu metu yra ir pozityvūs, ir agresyvūs vienu metu. Čia yra iš viso mistika. Ir bikeriai dažnai. Ir bikeriai. Su Vespom. Jis turi Harley Davidson, baby. Ir yra super tėvelis, ble. O Jezu. Baisu, gerai. Blemba, ta šiuolaikinė visuomenė keistai vystosi, galiu pasakyti. Aš nežinau, ar iš vis vystos. Ir gal labiau vegetuoja. Tokia, žinai. Ai, va čia mes labai gerai gyvenam. Per geras gyvenimas. Tik tiek. Mes čia per gerai gyvenam, mes čia visko turim, žinai. Čia va tokie visi atsipalaidavę, žinai. Mano vaikas tai jau į kariuomenę tikrai neis. Ta prasme, ble, neis. Tai ką tu augini, žinai? Ar tu augini Lietuvos Respublikos pilietį, ar tu augini lepšį kokį, žinai? Tai čia toks, žinai. Nėra... Bet aš žiūriu į tos 17-mečius, žinai, kaip jie per himną elgėsi, buvo himnas grojamas šiandien, žinai, 2 kartus prieš abiejas rungtynę. Blemba, aš matau tose bernuose tokias ryštingas akis, žinai, man atrodo, kad čia auga gera karta, 17-mečiai, 16-mečiai, žinai. Ta prasme, nors jie yra ta jau Z karta, ar kokia čia nebe atskiriu aš tų skaitmenų, ble. Dar lieka Ž karta, nes abėcėlė kaip ir baigėsi jau, ble. Jo. BZŽ, Ž, jo paskutinė. Jo. Paskutinė bus žasinų karta, ble. Ir viskas. Ne, tai jeigu kalbant apie sportininkus, tai sportininkas jisai negali būti kitoks. Nes jis turi būti tvirtas psichologiškai su kažkokiam vertybėm, nes kitu atveju jisai nebus kažkoks tai sportininkas. Tai čia viskas normalu, aš manau. Gal ir tai, bet yra ir visokių pavyzdžių tame sporte, žinai, ir labai minkštų tų charakterių yra. Yra. O tai kaip tas minkštas charakteris, tik man klausimas toks, kaip jis tenais prasimuša ir patenka? Aš manau, kad reikia, kad tikra komanda būtų, kad būtų visokių žmonių, žinai. Negali visi būti lyderiai ir alfas, žinai, nes turi būti ir omegų, turi būti ir betų ir panašių žmonių, žinai. Negali visi būti, tipo, nežinau, Lebronai, Michaelai Jordanai, žinai, ir panašiai. Tai aišku, negali. Turi būti hierarchija komandai, gali būti ant 2 lyderiai, žinai, vienas labiau pirmą A, kitas pirmas B, tada antra banana, tada 3 banana, tada 4 A, 4 B banana, žinai. Viskas turi būti hierarchiškai nustatyta, kokia komanda bebūtų, žinai. Čia taip yra, tiesiog taip veikia žmogiškoji psichologija, žinai. Ne, tai viskas gerai, tai aš turbūt net nei fiziškai, nei protiškai neįmanoma yra, kad visi būtų lyderiai. Tai kažkuris yra stipriausias, ta prasme, komandoje ir tu nieko čia nepadarysi. Žinai, nebūtinai žaidimo lyderis, gali būti lyderis įkvėpimų kalba, žinai, kaip Javtokas. Nebuvo jis niekada geriausias rinktinės žaidėjas, bet kapitonas buvo, manau, legendinis, ta prasme. Legendinis kapitonas, jo, bet man Javtoko kalbų sakymas labai asocijuojasi su Latvijos egzistavimu. Ne, aš neįsivaizduoju, kaip Robis gali kalbą sakyti. Sorry, aš ne. Super! Super, blėt, tą dešrelę kramtą. Super, gerai. Super. Nežinau, aš nebuvęs, nematęs, bet kiek aš jo pasiklausau kažkur tai. Netrodo jis man kalbų sakytojas kažkoks. Nežinau. Gal jisai tiesiog buvo charakterių kietas labai, žinai, kad galėdavo subinę paspardyti kažkam ir tiek. Tai kažkada Kleiza buvo pasakojęs, kai jisai buvo kapitonu kurį laiką. Ar ne toj, ten, kur kunigėlė užsikruškit, man atrodo tuo laiku. Tai jam reikėjo kalbą sakyti kažkada. Linas yra labai prastas. Oratorius prastas. Prastas, labai nesisekė jam žmogui. Sakė, tiesiog keikis. Ir gerės praeitą tuo metu. Gatavas.
Aš turiu dainą vieną. Davai. Vakar scrollinau, padariau didžiulę nuodėmę, scrollinau TikToką ar kažkokius kitus reelsus ir išmetė man. Ir aš turėjau eiti ieškoti, kas čia yra per... Kūrinys. Bičiukas, blėt, sėdėjo kėdėjai, pasistatęs mikrofą ir dainavo šitą dainą. Na. Tai yra, susirinko mes prie laužo, niekas mūsų jau nevaržo. Mes ilsimės gamtoj ir šiandien ir rytoj. Susitiko daug klasiokų ir merginų ir berniokų. Šašlyką valgys tuoj ir maudysis baloj. ir yra priedainis. Lietutis liovėsi, mes tęsiam poilsį, vėl tęsiam poilsį ir aš ir tu. Lietutis liovėsi, kvailioti norisi. Tai pakvailiokime visi kartu. Va. Blemba. Čia yra kažkoks adžikas kažkoks yra bičas ir va turi jis tokią dainą. Sėdi su okuliarais kėdėti, sėdi tiesiog nulis emocijų, tiesiog sėdi ir dainuoja šitą dainą, blėt. Tu pasiklausy kažkada, ten yra... Jis adžikos prisėdęs yra, man atrodo. Jis bet toks užsipompavęs, toks dzėdas, žinai, sėdi iš rūminis, maikė aptamta, bet veidas tokio visiško moksliuko, žinai. Ir va, višas, va tokias dainas kūrė. Čia buvo mano vakaro highlightas visiškai. Atradimas. Ne. Blemba, šitas bičas buvo protmušio klausime, mes neatsakėm kažkaip, nesuvedėm. Jisai buvo protmušio klausime? Jo, tipo ten su adžika buvo klausimas užduotas, ten su gruzinu, ten tipo maždaug padažų ir ten tipo andžikas jis yra, kurva, man atrodo. Andžikas. Žinoma, bet kažkas su tais pravardžių, sceninių vardų kūrimų, kažkas gražaus vyksta iš tikrųjų. Pavyzdžiui. Žinoma, dabar pasakėjai, tai Andžikas tik tai galvoju. Laurinas Maibach. Kodėl Maibach? Ką žinau, krūta. Krūta juda? Krūta juda, tai Maibachas žiauriai krūtas vyras. Aš Maibachą, aš nekeisiu. Pavyzdžiui, Romas Dambrauskas, kodėl žmogus negalėjo Čigonų Dambrauskų tiesiog likti? Kodėl Romų persivadė? Nes vaikystėj duchina. Jisai vaikystėj pasakojo visiems apie chemtrailus jau. Visiems rodė, žinai. Ir nieks jau netikėjo, nors ir dabar netikė. Ant kiek bičas tokių gražių dainų autorius, blemba, kas atsitinka žmonėm, kas per šlapimas, per smegenis duoda, kad šitaip nuvažiuot. Lietuvos internetas yra geriausias pasaulyje, anot legendų. Jūs mūsų nenugalėsit, konservatoriai. Mes mokam paspausti refresh mygtuką. Kol iš mūsų netimsit klavišų F5 ant klaviatūros, tol niekais jūs nepasieksit. Bet gal kratą padarys ir atims kompiuterį ir išims per navas F5 klavišą. Atsidarai laptopą F5 nėra. Bet tą gumą vis tiek palikęs klaviatūrą, vis tiek gali paspausti. Važiuoja per navas laiko tą klavišą.
Fuck! Blet, pamiršau, na, išimt gumą. Žiūrėk, aš labai noriu. Čia vėl pakibom, blet. Ble, tu apie pasakei. Klausyk, Petriukai, man atrodo, kad nenori žmonės, kad matytų šitą podcastą visuomenėm. Vis tiek pamatys. Niekur nedink. Man tą progą prisiminė tokia faina daina iš filmo, atsimeni, kur Vilas Smithas su Lorenzu buvo blogi berniukai, man atrodo, ar kaip ten, geri berniukai, geri vyrukai. Geri vyrukai. Su Lorenzu šitas iš nemylimi. Tas, kur bled iš balkono iškrito. Taip, žinau šitą. Tai yra tokia, bad boys, what you gonna do when they come for you, bad boys, what you gonna do when they come for you. Nu va. Na, čia man primena Žemaitaičio istoriją šios savaitės. Bad boys, what you gonna do. Vad, Remyga. Remyga vakar pasižiūrėjau, turėjo 8 draugus Facebook'e. Naujas profilis. Ir tai, ta prasme, kokie 4 yra jo šeimos nariai. Ta prasme, vaikai, žmona. Jo. Ir kultūros ministras buvęs. Matei kultūros ministro performansą su LRT žurnaliste? Ne. Let, pasižiūrėk. Ten prie Joto fabriko makarono atvažiavo LRT žurnalistai kažkokie. Ir tas išėjęs putojasi, kaip reikia LRT uždaryti. Na, ten buvo kažkas tokio. Jūs iš vis reiktų uždaryti ir pabaigti šitą reikalą vieną dieną. Kur tokis? Bičias, tu ant tiek šūdo primalęs esi, ta prasme, tiek gėdos prisidaręs ant visos Lietuvos. Tau reiktų iš vis tylėti, nieko nesakyti, lyst po akmeniu. Ne, vis tiek jisai eina, ginčijasi, blėt. Oi, ten irgi yra personažas geras. Bet toksai biški Nemuno dešros kolapsas įvyko šią savaitę, ne? Čia šiaip daug kolapsų vyksta. Jo. Nežinau, kas ten, ta prasme, įkando mūsų teisės saugai. Įkando atominę musę, kaip šitam, blėt, žmogui vorui, blėt. Kaip šitam pozeko. Pozeko, jo. Tai ar jie suprato, kad jie, ta prasme, tiesiog darbą turi tokį, tai kad, ta prasme, kad čia jų darbas yra toks. tiesiog sėdėjo vieną dieną. Davai kratą padarom, kur nors. O davai, blėt. Padarė kratą pas Skvernelį, pas Starkevičių, bet patiko. Patiko, blėt. Vat kaip įdomu, sako, davai dar. Davai dar kratų. Gal pas kokį Bužinską gal nulėkiam, žinai. Pa Žemaitaitį. Achujenai, ta prasme, žiauriai džiaugiuosi šito performansu. Mūsų teisės saugos. Didžiuojasi Pernavo žiauriai. Pernavas, blėt, gyrą kilnoja, kabinete atsisėdęs.
Sako, oi gerai, pavariau. Oi gerai. Tiesiog be maikės sėdi savo kėdė, žinai. Hantelį kilnuoja. Ir sėdi krata. O, krata. Net kratysiu rytoj. Kratysiu dar ką nors. Iškratysiu, išbarškinsiu barškuolės visas. Nežinau, dabar jeigu pas kokią Šimonytę padarytų krato daržę, aš nebenustepčiau niekiek. Visko jau mačiau politiką. Jo. Blemba, čia pastarosios savaitės tai kosminės Lietuvoje vyksta, blemba, visiškai. Bet kai tu žiūri, ta prasme, dabar toks kaip sujudimas, kaip sakykime, kiek randa visokių ir kiek dar neranda ir kiek visokių užkulisinių dalykų yra. Aš kažkada galvojau, ir iš viso įmanoma yra švari politika, ar čia yra visiškas mano šlapės sapnas. Manau, kad šiuo metu, kur mes išgyvenam dabartinę fazę, žinai, tai turėk omeny, kad turbūt išgyvenam, kad esam 80 metų Vokietija daug maža, ne? Nu, ten 80 metų Prancūzija, Ispanija, Portugalija, žinai. Mhm. Tai 3-5 nepriklausomybės metai, kaip bebūtų, nu ir mes dar esam tokie kūdikystės fazėje, žinai, daug dalykų nesuprantam apie politinę kultūrą, apie švarę politiką tą pačią, nu mes daug dalykų žiūrim per kitas prizmes su daug sovietinio atvaiko, kaip tu sakai, arba patys gimę sovietiniais laikais, arba užauginti sovietinių tėvų, ta prasme, ir daug tų, žinai, nu vis tiek tais laikais vogdavo 100% žmonių, žinai. Nu tai kaip nevok dabar, jeigu mano tėvas vogia, nu tai kaip aš nevoksiu, tai aš duchas būsiu. Nu bet ta korupcija, jinai visoje Europoje ir tose senosios Europos šalyse, jinai yra ir jos niekas dar nėra nugalėjęs. Žinai, su korupcija galima susitarti tik tai. Papirkt korupciją? Eiktų, duodi korupcijai daugiau negu jinai. Na, kaip kova su korupcija paversti veiksmingą? Paversti ją graikų romėnų imtynėm su korupcija. Kaip Pernavas tą ir daro, girdi, jis eina graikų romėnų imtynių su Skverneliu, kurva, su Žemaitaičiu. Pernavas, aš suvaizduoju, žinai. Jiegi geri pažįstami, geri draugai, kolegos. Jo. Fuck, ta prasme, Skvernelis tikrai nesitikėjo šitų dalykų. Jo, faktas. Pernavas tiesiog paėmė ir permetė per petį, ble. Viskas, na. Padarė prispaudimą prie tatamio. Blema, nerealiai. Aš negalvojau, kad taip kažkada bus Lietuvoje gerai. Bet žinok, dabar matau, kad valo tą dabartinę šušarą ir gali būti, kad išvalius dabartinę šušarą gal atsiras žmonių padarių, kurie sakys, o blemba, reikia eiti politiką, nes šušara yra išvalyta arba valoma toliau ir davai gal aš čia padarus žmogus būdamas, ką nors pasieksiu toj politikoje. Ne tik tai per kyšius, ne tik per korupciją, ne tik per nepotizmus, bet ir kažką per savo talentą pasieksiu, žinai. Na, mudu su tavimi esame idealistai. Nu, aš esu idealistas iš tikrųjų. Ir aš irgi lygiai taip pat ir daug kas pas mane nemėgsta mano to tokio, kad aš visada rasiu pateisinimą kažkokiem tai dalykam. Neteisybei kažkokie, žinai. Nors ta neteisybė gal matosi akivaizdžiai, bet aš vis tiek bandysiu surasti, kodėl tai atsitiko. Tai tu ne idealistas, seniai, tu kaip tik konformistas. Per sudėtingas žodis man šitas. Tai aš kažkaip tikiu dalykais, kad taip. Ir labai norėčiau, kad tai būtų taip, kaip tu sakai. Nu, bet kur tu juos išnuodysi ten visus, ble? Ištrūčysim su tarakonų tručiais. Tu pabandyk dabar Sysą nunuodyti. Nu, tu juokauji. Sysas tave nunuodys greičiau. Savo to hitrų žvilgsnį. Atsiraugęs Sysas iš barzdos ir, ble, numirsi. Na, tai Kirkilas dėl to mirė, girdėjau, dėl Syso. Vienintelis geras vyras buvo likęs socialdemokratuose. Yra du geri žodžiai. Sysas ir Sysalas, jeigu atsimeni tokį žodį. Sysalas čia iš Kedžių istorijos, ne? Jo.
Man rodės Įsalas, sakė. O tu matei, kad Ūsas tapo geriausių metų NKL treneriu, o jis pasirodo nuskendęs baloj su Keturračiu buvo. Tai gyvas pasirodo. Pasirodo gyvas Ūsas. Ūsas, ble. Ir toliau Įsalą rodo visiems. Bet man bičias pavardė Ūsas neturintis ūsų kelia įtarimų, blem. Tai aišku, aš įsivaizduoju, kad ta prasme čia nebuvo jo pavardė. Jisai tiesiog tai buvo pasivadinęs. Vadinkit mane Ūsų, žinai. Mustašų. Agentas Ūsas. Jis dirba kažkur Nu, tai jisai toj pedofilų tam klane, žinai. Nu, tai ten infiltravęsis buvo. Ten konservatorių klanas, tas pedofilų klanas. No. Visi jie ten pedofilai. Matai, kaip yra neteisingai įvardyja žodžius. Žinai dėl ko? Dėl to, kad pagal apibrėžimą pedofilas yra, kuris išnaudoja jaunas mergaitės. O pederastas yra žodis, kuris išnaudoja jaunus berniukus. Bet kadangi žodis pederastas yra priskirtas gėjams kažkodėl pas mus, šiaip profesija yra pederastas, žinai. Tai Gražulis yra. Gražulio profesija yra pederastas. Gražulis yra profesionalus Lietuvos pederastas. Lietuvos pederastų asociacijos prezidentas. Jisai komitetą pederastų įkūręs yra Europarlamente. Ir kovoja su gėjais. Pederastas, pedikas kovoja prieš gėjus. Eiktina. Kaip juokinga. Štai yra žiauriai kingas. Mes čia su broliu vieną vakarą rašinėjomės. Brolis, tarp kitko, irgi sakė, kad apie Latviją labai abejoja. Ar jinai egzistuoja. Sako, aš buvau tenai, bet Latvijos tokios nemačiau, žinai. Na. Dar vienas liudytojas, kaip sakoma. Ja. Jakovos liudytojas. Tai paskui priėjom tokias išvadas, kad reiktų Latviją okupuoti, tai reiškia. Pasiimti savo, įvesti tiesiog karinės pajėgas, tada Estiją pasiimti irgi būtų visai nieko, o Kaliningrado sritį reiktų užleisti gėjais. Jis vaizduoja 100 štukų gėjų ateitų į Kaliningradą. Tai šitie ruskiai tiesiog per Baltijos jūrą išplauktų. Su valtim, tokia fainė visi. Kaip silkės. Įvarytų vyrai. Laudas. Su vėliavėlėm, žinai. Naglis Bierancas su vėliavėlėm. Naglis Vlacu Raskevičium iškart priekį. Ir galėtum Kaliningradą atiduoti gėjam. Jie ten galėtų savo tam paplūdimy, ten gražus paplūdimiai. Galėtų vadintis Gėjiningradas. Pidergradas. Pidergrado mūšis toks buvo, girdėjau. Pidergrado mūšį pralaimėjo rusai. Ir prarado Kaliningradą. Būtų žiauriai juokinga. Kaip juokingai gėjai kare dalyvautų. Būtų nuostabu. Bet jiems reikėtų duoti tiesiog kokius kalavijus ar špagas. Su špagom tokie faini. Nogom šiknom. Aš tai myliu Aramį, o tu žinau, kad Portą, o kodėl? Ir kažkodėl visi nogom šiknom. Kažkodėl. Eina į karą, ble, šiknas atnogina. Iškirptas šiknas, žinai, šikna iškirpta, ble. Nu, mes kaip gegužės 17 dieną, tarptautinė homofobijos diena, labai fainai šnekamės. Į temą. Lauksim ieškinio iš Simonko. Ne, mes mylim visus gėjus. Visus gėjus mylim. Jie labai faini yra. Aš išskyrus Gražulį visus gėjus myliu. Tik aš užjaučiu amžinatelį su Roką Žilinską, nes jos sesuo susimetė su Andriu Užkalniu. Ar rimtai? Jo. Eik, tu napai, kurva. Kas tavo gyvenime turi atsitikti, kad tu su Andrium susimestų? Blet, baisu.
Nu, bet Andrius yra emigravęs į Klaipėdą. Blemba, vakar nemačiau Andriaus, būčiau spjovęs į veidą. Jo, būtum dėjęs spjūvį. Nereikia, tegul jisai žmogus. Senas moksleivių tvirkintojas, tas Faustas vargšis. Jo, jisgi Faustutę turėjo dar. Jo, turėjo 9-okę. Kaip Pačinskas savo 13-metės, taip jis turėjo 9-okę. Bet jie kažkaip išsiskyrė, labai greit apneštėjo. Kas čia jis buvo? Jis sakė, nenori vaikų, bet akivaizdu nuo užkalnio nenorėjo vaikų, žinai. Tiesiog nenorėjo nuo Andriaus vaiko. Aš nežinau, Andrius geras vyras, aš mėgstu paskaityti jo tas rašliavas, bet įdomesnis dėdė jisai yra vis tiek. Įdomesnis. Kad jau prabilom apie degradus. Davai pakalbam apie genijus. Pakalbėkim apie išėjusius genijus. Aš noriu kelias pavardės įvardinti, galiu? Klausau. Vytautas Šapranauskas, Leonidas Donskis, Algimantas Čekuolis. Dar seniau išėjusius, turbūt koks nors Stašys Šalkauskis, paminėčiau, filosofą. Blemba, bet vien tik tai dabartinės Lietuvos yra išėję daug genialių žmonių, kurie galėtų pagal amžių vis dar gyventi ir mus džiuginti savo ir kūrybą, ir savo filosofiją, ir savo išmintim ir panašiai, žinai. Gal tik Čekuolis, žinai, sulaukė jau savo amželio, o, žinai, mano kiti paminėti žmonės, jie išėjo per anksti. Net tas pats Vitalijus Cololo, gal jis ne genijus, bet jis turėjo kažką savy, žinai. Vitalijus universalus žmogus labai buvo. Jisai aktorius gal toks, sakykime, vidutinis buvo, nors Emilis Vėlyvis visai kitą nuomonę turėjo apie tai. Sakė, Vitalijus yra labai geras aktorius. Aš nežinau, jisai tose savo rolėse visai neblogai gal vaidindavo. Bet humoro jausmas buvo Vitalijaus neeilinis. Aš turėjau garbės dirbti su juo keletą renginių. Savo gyvenime, superinis bernas buvo. Ir gaila, kad žmogus, kuris tikrai norėjo gyventi, dėja gyvena kitur, žinai. Tai va, aš tą pat norėjau pasakyti ir pavagiai mintį apie Čekuolį, kai žmogus pasiekęs tikrai garbaus amžiaus ir, sakykime, jau gal ir laikas buvo atsisveikinti, bet toks pats, pavyzdžiui, Kernagis, anksčiau mūsų minėtas, irgi per anksti tokie žmonės išeina. Vytautas Šerėnas. Gintaras Ruplėnas. Taip. Tai yra dviračio šou branduolys, sakykime, ne? Tai gaila, žiauriai gaila. Apie Šapranauską aš jau net nekalbu, tam buvo iš viso pakelta ranka prieš save, žmogus neįveikęs savo demonų gyvenime ir nesikreipęs pagalbos, kas yra labiausiai gaila. Pagalbos paprašyti, žinok, yra vienas sunkiausių žmogaus žingsnių, turint problemų. Sutinku. Nes tai yra labai tvirto, viduje tvirto žmogaus žingsnis paprašyti pagalbą, žinai. Taip, o Šapras buvo labai jautri asmenybė šiaip. Savo gyvenime. Jisgi menininkas, aktorius. Ir Šapras buvo tikras aktorius. Jisai labai vertino teatrą. Jam ten buvo šventa vieta. Ir genijus tikrai iš didžiosios raidės, sakyčiau. Aš tau įmesiu vieną Šapro ikrų anekdotą apie skautus, nežinai, esi matęs? Žinau. Žinai, kai sako, sumažink aukšlę kilogramų arba skautus pradeda šaudyti. Numesiu aukšlius kilogramų ir man skautus, blėt, šaudyti. Šapro ikrus esu matęs visus, čia tie CTV laikai, kai Ramanauskas padarė savo portalą CTV.lt. Aš puikiai atsimenu, nes tada buvo ta krizė, prasidėjo 9 metų. Ir Ramanauskas paleido. Turėjai daug laiko, ne? Turėjau daug laiko, neturėjau darbo. Ir Ramanauskas paleido CTV.lt ir ten gimė tie visi legendiniai personažai, masonai. Kutė iškrito. Litovcai gimė tenai. Paskui tos Valerija Šuva, tos filologijos ten kažkokios.
lietuvių kalbos ten. O tai kodėl reikia sakyti kasnis, o ne kasnis? ten, nu, ten Algis padarė labai gerą ir ačiū Dievui, kad dar Algis gyvas yra. Nes jeigu Ramanauskas nusižudys, taiktų nafai. Tai jau čia nedaug Dievė, žinai. Tai jo, gaila, kai žmonės išeina per anksti. Galvoju, ar tai jaunoji karta, kuri giriasi, kad čia daro šiuolaikinį kažkokį humorą geresnį, orientuotą į vakarus, visą kitą. Ar jie yra talentingesnė už tą buvusią kartą? Aš kažkaip, kuo toliau, to turiu daugiau abejonių. Ne per nago juodimą. Net ne iš tolo. Aš, pavyzdžiui, aš kažkada galvojau, atsimeni, turėjo Ramanauskas bifą su Emiliu Jokūbu ten tais, Antanais Sadauskais ten. Jo. Ir jie ten bandė kažką kviesti Ramanauską į raustus. Jo. Kad tipo davai, tai davai čia pasilyginam humorų paraustinom, ateik, žinai. Aš ta prasme, aš taip džiaugiuosi dėl tų vaikų, kad jie, ta prasme, kad Ramanauskas nesivėlė į visą šitą. Nes jeigu tu duotum Ramanauskui pasiruošti kokią savaitę ar mėnesiuką, jis taip sunešiotų juos, kad mažą nepasirodytų, ble. Jo, ten būtų reikalų, ble. Ten būtų šlapę vietą iš jų visų. Čia ne Antonio Kisleko bairiai būtų, ten būtų, ble, slepa kurva. Tikrai taip. Nes Algis pats yra sakęs, sako, aš galėčiau padaryti stand-upą, to prasme pasiruošęs, bet tiesiog nenoriu, nes man tas žanras nėra kažkoks tai, kažkom tai ypatingas, žinai. Jam kaip tikram Monty Pythonininkui yra... Jo. Jam skečai, Monty Python, tai jis ten iš proto eina dėl jų. Nors aš kažkada žiūrėjau, sorry. Ne. Ir tai ten, ta prasme, jis ten už influencinės buvo man. Taip, Monty Python yra čia kažkas, blėt, nesupratau, sorry. Nu, blemba, ten subtilus humoras iš tikrųjų. Nu, britiškas humoras. Jo. Iš britiško humoro aš tik tais poną Byną galiu tau. Kas yra jau dabar... Tau jeigu žmonės kalba, tau jau per sunku, ne? Jo, kur prasideda britų kalba, bladelable, tai jau man viskas, aš pirmas dalykas nesuprantu nieko, ką jie kalba. Pas juos 30 000 dialektų, toj mažoj saloj. Ne, mūsų jaunimas neprokur, nepavijo ir net nepavijo iš tikrųjų, kol kas. Jo. Deja. Man tai žinai, tas apie antrus galus bairiai, ten, ta prasme, mes apie gėjus irgi pajokavom, bet stilingai pajokavom, žinai. Ta prasme, ten, kai apie antrus galus, aš vėl tie patys paskutinį kartą žiūrėjau, kai jie pasakė, ten Jankevičius berods buvo atėjęs ir pasakė, kad myždamas pratrydo, tai aš supratau, kad čia jau ne mano arbatos padelis yra, žinai. Nu tai Katleris visą karjerą iš šitų bairių pasidarė. Apie makaroninį bybį. Yra gėjo čia vizitinė kortelė. Makaroninis bybis, mano, žinai. Jo. Nu, tu gali vieną kitą kartą tą pasakyti. No. Bet kai tu visur vartoji tą, tai kažkada buvo pasakyti. Algis kažkaip sugeba save atrasti iš naujo visą, ne? Tai jis nenužudomas yra. Nu, jis kaip kokraučias, na. Jisaigi, ta prasme, gerąją prasme. Kiek yra kartų užaugęs su Algiu humoro, man net baisu prisiminti. Taigi jisai... Kalbama, kad Smetona užaugo su Algiu humoru. Smetona dar gyvą Algį matė. Taigi jisai jisai grupę turėjo savo gimtadienis. Ne? Svastikos sukitės greitai dabar yra. Ne, dar anksčiau buvo. Anksčiau buvo, jo buvo. Sukitų bahūrų, aš tai mačiau. Tai čia Helgio daina, blėt. Aš net nežinojau, iš tikrųjų, irgi prieš keletą metų tik pamačiau kažkokią iškarpą, blėt. Algis su plaukais, pasiėmęs tą savo jobano bosinę gitarą kažkokią, dainuoja šitą mėšlą. Bet tuo metu čia buvo hitas, na.
Tai kiek jisai paskui radio šou laikai, ragai, orbitos visokios. O Jėzu, tai aš jau nekalbu apie dviračio šou peliukus kultinius. Kiek metų buvo šitas darytas. Aš jau dabar nekalbu, kiek jis turinio daro visokiuose patronuose. Nu tai plius jo tie skečai. Žmogų darbo etika yra aukštumoje dabar. Nu, nes čia yra genijus. Sorry. Nu, čia nieko negali padaryti. Bet genijus turėjo darbo etiką, seniai. Jeigu genijus nieko nedaro ir guli tik tai ant sofkės, iš to genijus nieko nėra, seniai. Ne, tai be abejo. Taip. Jisai gali vesti renginius aukštam lygiai. Jisai gali, dainuoti negali. Jis radio diktorium buvo, kai pristatydavo save. Kalba Vilnius, radio diktorius Algis Ramanauskas. Nusipelnęs radio diktorius. Tai buvo tai laida žinių radijo Greiti pietūs. Jo. Greiti pietūs. Labą dieną, nusipelnęs radio diktorius. Čia višas pats savo susigalvoja, tiesiog. Ir labai įdomios laidos būdavo tos žinių radijo irgi. Taip, kad sakau, turim dar gyvų genijų. Turim. Tai va. Kadriukai, artėjom prie valandos, užtek šiandien valandos, nes esam pavargę abudu ir panašiai. Tai noriu tau pasakyti, kad tavo papai silikoniniai stylino šou šiandien. Aš girdėjau gandus, kad Kazys Maksvytis buvo naktiniam klube. Įsivaizduoji? Ir dar girdėjau gandus, kad mergas čiešino. Čia pabaigai. Biški pipirų pavarstysim. Aš girdėjau gandą, kad prie jo sako, aš Kazys. Ar jums nieko netrūksta merginos? Su kokteiliu. Įraudė žandukai. Kaip Želko Bradovičius piktas, žinai. Jau ateina jisai. Aš labas merginos, aš Kazys. Tu jau sudeginai visus šansus vardą pasakydamas. Viskas, žiūrėsi, Kazys. Kazys mergas čia, žinau. Oi, nuostabu. Kokį tu dar vaikų susilaukti planuoji? Ne. Nebe? Kam, blėt, reikia jau. Aš pats kai vaikas darausi jau. Pažiūrėk. Čia teisybė. Žandukai kai vaikų patampyti. Aš matau, kad tu pampersą užsidėjęs, tik nerodai nieko. Taip, nes vaikystėj vystikle augau. Jo. Tai dabar aš vystiklo tikrai nesidėsiu. Deduosi pampersai, vaikšto apsižykęs. Aš noriu pacituoti Mikutavičiaus ir Prusaičio dainą. Aš nepasikeisiu niekada, greičiau jau sužydės lazda. Vaikas iš didelės raidės, ne? Jo. Net Prusaitis gali. Prusaitis gali, pasirodo, jo. Bet Prusaitis daug ką gali. Skamba kaip naujos partijos pavadinimas. Prusaitis gali. Bet aš kažkada galvojau, jeigu įkurt savo partiją. Nu. Ir imti visokius tokius, va kaip tu, kaip aš. Tiesiog. Atbrosus. Na, o tai ką tu galvoji, mes kažkokio balso negautumėm? Bliam, jaučiu, kad gautumėm. Ir nedaug dieviai Seimą patektumėm dar. Simas Raščius dar negali balsuoti, bet nuo naują įstatymą jau galės balsuoti. Jeigu jis nebalsuotų, aš jam kitą pirštą sudurdysiu, ble. Supratai, Simukai, ble. Blem, aš patekęs į Seimą, aš visą kadenciją tiesiog stovėčiau tribūnų ir rėkčiau ant konservatorių. Būčiau antras Gražulis. Irgi Petras, irgi rėkčiau, spjaudyčiau. Bet šau padaryčiau. Irgi Pidaras. Blem. O Jėzu, gėdukai. Baisu. Būtų baisu. Peter the Great. Bet dar klausimas, ar būtų taip baisu, kaip dabar yra. Čia
Nu, nemanau, kad gali būti Nu, baisiau. seniukai, mes be diplomų, bet aš taip spėju, kad mūsų intelektas Seimo 101 salėje nepasimestų antroji pusėje, būtume pirmoji pusėje. Nu vis tiek kažką tai pasakytume. Man atrodo, kažką padarė gyvenime esam, žinai, kas baldų pardavęs, kas žinai, vedėjavęs renginiuose, kas komentavęs, šitą esam padarę gyvenime. Nu tai ką jau ką, bet pliurp tai mokam. Jo, apliurpt, man duok tik papliurpt. Tu įsivaizduoji debatai kokie būtų? Prieš rinkiminiai. Tiesiog sakytum, duosim viską žmonėm. Jo, duosim jum vystiklų, duosim pampersų. Negyvensit kaip sovietmečiu. Jo. Arba kaip tik gyvensit kaip sovietmečiu, pamatysit, duosim nemokamus darbus, ble. Duosim kurva būtus, ble. Duosim vasarnamis Palangoj. Taip. Duosim po sodą kolektyvinį kiekvienam. Ir bulvių sėklai dar. Taip, nuimsim mokesčius. Visus mokesčius nuimsim. Nebebus mokesčių. Nebebus mokesčių. Aš pažadu, bet jeigu aš pažadu, aš ir padarau, žinok. Nebebus mokesčių. Nieko nebebus. Nei mokesčių nebebus, nei jūsų visų nebebus valstybėje. Visus į Sibirą vėl. Ta linksma gaida, man atrodo, sakom jums ate. Jo, ačiū visiems žiūrėjusiam, iki kito sekmadienio. Ate Saulytė.